tikrųjų, šitą savaitę tai turbūt visiems prieš tas šventes tiesiog galvoju, kaip čia taip gali greitai viskas bėgti, bet va. Ir šį rytą taip jau budinos ir galvoju, Dieve, ne, ir man tas jau sukasi žodis galvoj ir atrodo, žinot, būna tokie mes, aš nenoriu, Dieve, aš nenoriu. Ir taip girdžiu tokia, tu turi pasidaryti savo dalį. Tai yra tavo dalis, prisimk atsakomybę. Aš tau daviau dovanas, tu turi jas naudot, aš pasirenku jas naudot, nors man kartais labai sunku. Tai šiandieną aš kalbėsiu ir su jumis pasidalinsiu, kurį laiką jau vis kultivuoju galvoj. Tai kad gal esat girdėję posakį, kad komunikacija yra bendravimo raktas. Communication is the key, dar sako, ne? Ir taip pamastai, kaip čia taip, čia kuo raktas, ne tas visai raktas gyvenimo, bet kai pamastai, supranti, kad jo, bendravimo ir ryšio kūrimo raktas yra komunikacija. Vienas su kitu, su Dievu. Manau, kad dėti pastangas bendrauti ir kurti ryšį tai yra mylėti. Tikslingą bendravimą turint, tikslingas pastangas dedant. Dabar pagalvokit, ar įmanomas koks nors santykis be bendravimo ir komunikacijos, be pokalbio, be dviejų žmonių arba be Dievo ir tavęs. Ar įmanoma pasiaukojanti malda? Ar egzistuoja prasmė be santykio, kurio pagrindas yra komunikacija? Ne. Dabar šitoje kartoje visko daug vyksta, bet ir gerų dalykų labai vyksta. Ir dabar atsirado tokių, ne dabar, gal jūs šiek tiek seniau, tokių mokslininkų, kurie tyria komunikaciją ir santykius. Tai jie vadinami yra behavior arba communication scientists. Ir jie tyria žmogaus efektyviausią būdą gyventi bendruomeniai, gyventi šeimoje, gyventi santykiuose. Ir aš galvoju, čia yra nuostabus science, nes mums taip reikalingas visiems. Bet mums kaip krikščionims dabar nesvarbiausia, turbūt, ką ten tas mokslas ištyrė, mums svarbiausia yra, kaip Biblija mus moko, kaip bendraut mus moko ir kviečia Jėzus. Aišku, ir mokslas visada su Biblija jisai nesiginčia, jeigu gerai pažiūrėsi. Taigi, ar mums krikščionis reikia dėti pastangas ir mokytis šito efektyvaus bendravimo meno? Tai turbūt jau vis atsakėm savo galvoj visi. Ir tada man toksai kyla klausimas, kas iš čia esančių galvoja, kad aš augdamas mokiausi bendrauti, mane mokė bendrauti. Aš dėjau pastangas išskirtinės, kad mokėčiau kalbėtis, mokėčiau suprasti kitą, žodžius parinkti tikslingus, pavyzdžiui, su savo darbdaviu, su savo vyru, su savo kaimynu, su savo broliu, savo vaiku. Ir turbūt daugelis atsakysim, kas užaugo toj maždaug pačioj kartoj, ten 90-ųjų pradžioj, kaip ir aš, kad nebuvo to. Niekas mes nesimokėm to. Ir mes tokie užaugom, nežinantis, kaip čia reikia. Ir tikrai Biblija moko bendrauti. Mes dažniausiai pastebim, kad kažkas kitas ne taip pasakė, ne taip padarė, ne taip pasielgė, ne taip sureagavo. Ir aš irgi esu kaltininkė, tikrai tai darau ir tikrai žinau, kad tai yra blogai. Ir pastaruoju metu jaučiu, kad tokį balsą girdžiu, ne, tu turi keisti savo elgesį, ne, reikalauti iš kito, nes santykėje visada yra du. Tavo elgesys mano reakcija, mano elgesys tavo reakcija, visada yra du. Ir nėra taip, kad labai retai yra taip, kad vienas pasielgė taip žiauriai, o kitas nekaltas ir stovi. Būna taip, bet labai retai. Dėl to, kad mes bendraujam du kartu. Dar šitas mokslas, communication, tas behavior science, sako, kad visą laiką, kai mes kažką pasakom ir kažkas sureaguoja negatyviai, toj pat mūsų smegenys suformuoja negatyvų požiūrį į tą žmogų. Pavyzdžiui, tavo žodis prasideda ne kažkas. Tai tokia mokslininkė Harvardo universitete, jos vardas Alison Woodbrooks, jinai įrodė šitą dalyką,
kad kai mes kažko dalinamės, kažką veikiame ir kažkas sureaguoja neigiamai, mūsų galvoje iš karto yra sukuriamas blogas vaizdas, priešiškumas. Labai gerai yra tai žinot. Ir mąstyti, kaip mes galim sureaguoti ir ne perkeisti tą ne į kažkokį tai kitą visiškai sakinį, kuris galbūt ir reikš tavo kitą nuomonę, bet bus kitaip perfrazuotas, pasakytas. Kažką jūs tai žaidžia su tuo mikrofonu, taip girdžiu. Kažkaip up and down visą laiką. Taip, tai mūsų smegenys iškart atstumia negatyvą. Bet kaip žinom, mūsų tauta, mūsų lietuvių tauta ir kitos tautos, čia ne tik lietuvių, žinai, pati blogiausia, yra tokia gana negatyvi. Nežinau, ar sutiksit ar ne, bet mes iš to išlipinėjam. Tikrai išlipinėjam, ypač čia gyvenantis Anglijoje, pradedam tą priimti tokį politically correct, tokį anglišką, žinai, reagavimą, tokį be emocinį, be per daug passive-aggressive emocijos. Ir iš tikrųjų įmanomas yra mokymasis. Tai Biblijoje bendravimas yra labai stipriai akcentuojamas. Ir aš dabar keletą rašto vietų paskaitysiu mus raginančių gerai gyventi, gal tai pasakysiu. Taigi, patarlių 15.1. Iš tikrųjų, tai čia įrodo tą Harvardo universiteto mokslininkės. Žinot, Dievas jau seniai pasakė, mokslininkai tik dabar įsiaiškina. Tai viskas gerai su to, svarbiausia, kad įsiaiškina. Tai patarlių 15.1, tai parašyta yra. Švelnus atsakymas nuramina pyktį, o šiurkštus žodis sukelia įniršį. Ir visą laiką, jeigu tai praktikuotume, kažkas ant mūsų ir mes švelniai, tai nuramina pyktį, iš tikrųjų. Labai sunku, žinau. Kitas, Efeziečiams 4.15. Jei kalbėčiau žmonių, atsiprašau, ne tą. Efeziečiams 4.15. Kalbėdami tiesą meilėje, aukime visame kame. Tai Biblija ragina kalbėti tiesą meilėje. Ir kartais atrodo ta tiesa, nebūtinai jinai bus maloni, bet jinai tave ir mane augina. Reiškia, ji yra reikalinga. Dievo žodis sako, reikia. Nenori, bet reikia. Šitą dar turėsiu pavyzdį vėliau apie tai. Dabar Kolosiečiams laiškas 4 skyrius 6 eilutė dar sako, jūsų kalba te būna visuomet maloninga, druska pasūdyta. Ir šitą eilutę perskaičius aš atsiminiau, žinot, mes naudojam labai daug žodžių. Labai daug, ten žodžiai liejasi, žodžiu, mes net nesugaudom, kartais pasakėm, ką neprisimenam ir tie žodeliai būna kartais jie sustiprina arba sušvelnina mūsų visą kalbą. Sykį aš atsimenu, labai dar seniai Lietuvoje gyvenau, mano toks draugas sako, žinai, tas žodis šiaip tai yra arogantiškas. Ir aš galvoju, niekada nepagalvojau, kodėl jis yra arogantiškas, sako, šiaip tai. Ir aš tada susimašiau, kad jo, tai labai pakeičia visą spalvą tavo sakinio. Ir tada pradėjau galvoti, o kokie kiti žodžiai mano kalboj iš karto sukuria tą tokį negatyvą arba tokį prisiėmimą valdžios. Ir aš atradau daug. Tai tas sąmoningumas perfiltruoti savo kalbą yra labai reikalingas. Ir kitiems labiau, kitiems mažiau, kiti kažkaip sugeba, bet gal dovana irgi, pavyzdžiui, man labai reikia daug pastangų, nes tiek prišneku. Vyras taip sako, taip, tikrai prišnekė. Tai siūlymas šitą tiesiog sąmoningai persisvarstyti, ką mes kalbam, kaip mes sakom, jeigu daug kalbam, čia tiems daugiausiai turbūt. Dabar. Keletą pavyzdžių pateiksiu to tokio nekalbėjimo ir viską kalbėjimo. Tai yra žmonių, kaip pasakiau, kurie daug kalba. Ir tarkim, mano vaikystėje toks pavyzdys, man sakė viską grubiai, tiesiai, šviesiai, arba ten daug dar buvo nutylėjimo mūsų kartoj. Ten, pavyzdžiui, kas nepatinka nutyli, o ten kas jau iš emocijos, tai tokia lavina. Ir aš išmokau tai bendrauti.
tai dabar aš ateisiu tau, pasakysiu viską tiesiai šviesiai, nuoširdžiai, kaip aš manau. Ir tada tas žmogus tą tavo nuoširdumo laviną, jisai tiesiog paskęsta joje, tai yra negerai. Ir taip pat Biblija apie tai irgi sako. Kitas atvejis iš taip pat tos kartos - nutylėjimas. Tiesa, Biblija sako, kad išmintingas tyli, paskaitysiu, bet tas nuolatinis nutylėjimas, jisai veda į labai blogus dalykus. Tai ir taip pat Biblija apie tai kalba. Tai eilutė Patarlių 27:17 sako: geležis galanda geležį, o žmogus ugdo žmogų. Tai reiškia, kad yra būtinas, tas komunikacija yra būtina, bendravimas, pasidalinimas dalykų būtinų yra būtina, nes tai tave ugdo. Ir dar ta kita pusė, kur sakiau, kad kažkaip krikščionis pasimauna, sako, išmintingas tyli. Žinai, kartais ateini į sutikimą ir visi išmintingi tyli. Ir jokios komunikacijos iš vis nevyksta. Tu galvoji, nu jo, geriau, negu čia susimuštų ir susibartų, žinai, visi tai kraštutinumai, grinai, velnias visada veda į kraštutinumus, tikrai. Dabar Patarlių 10:19 va ir sako, taip pagiria tos išmintingus, sako, kas tramdo liežuvį, išmintingas. Tai mes galim labai, žinai, prisimti vieną eilutę, kitą eilutę, bet iš tikrųjų tikrai Dievas kviečia mus pažiūrėti taip sveikai labai į visą tą, ką aš atnešu, ką kitas man duoda, ir tikrai nepasislėpti, ir tikrai neperlenkt lasdos, va kaip aš buvau pratus. Žodžiu, nu pasikalbam, žinai, žmogus jau ten vos neverkia, o tu pasikalbi, žinai, su juo visiškai stresą įvaręs, žinai, galbūt su vaikais dar tai būna. Nu, tu nuoširdusgi toks, reikia, žinai, viską išsakyti. Tai va, tai yra visiškai blogai. Ir, nu, procesas vyksta, dabar jau tai suprantu. Tai ačiū Dievui, kad nors kada nors įvyksta tie pokyčiai. Dievas nori, kad mes visada bendruomeniai, šeimoje, darbe būtume su visais šviesoj, tiesoj ir dvasioje. Ir kadangi mes turim šventą dvasią, tai yra nuostabus pagalbininkas ir visada prašykim bet kokioj situacijai ir sureikšminkim visus santykius. Dieve, kaip man elgtis, kaip aš dabar, pavyzdžiui, šitam žmogui tą jaučiu ar aną jaučiu. Tiesiog atiduokim Dievui, sakykim maldoj, kaip mane, aš nežinau, kodėl šitie jausmai kyla. Įsivaizduojat, žmogų Dievas myli, jis už jį mirė, o mes, pavyzdžiui, pradedam nekęst, vengt. Visi tie dalykai sukyla, čia yra velnio darbai. Tikrai Dievas nei vieno bendruomeniai neveda į šitos jausmus. Ir dar ką velnias nuvertina, tai tikrai malda. Mes galvom, nu ką čia, žinai, pakalbėsiu biškį ir nueisiu. Tai yra visiška netiesa, nes dvasiniai toj erdvėj dalykai labai vyksta. Ir malda viešpačiui išpažinta su visom emocijom, su tavo jausmais, Dievui, ne žmogui, yra super galinga. Tai aš tiesiog noriu patvirtinti, nes kurį laiką jau pati buvau tokia, nu ką čia melsti, žinai, ten biški. Ir taip kažkaip atėjo toks supratimas, ar kažkas pasakė, stop, čia yra nejuokinga. Tai yra dvasioje, velnias nori pavogti iš tavęs tikėjimo maldą. Visiškai nori, visada. Taigi dabar grįžtant prie temos, kad mes komunikuojam žodžiais 30%. Kūno kalba net 70%, taip yra mokslininkai rodė, įsivaizduojat, nieko nepasakai, bet jau ten visas toks stovi, žinai, ten trukčioji net. Tai viskas ir pasakyta, žodžių net nereikia, jau veidas išraudo, akis tik tai išsiputė, nu viskas, visi suprato, žinai. Tai šitą įsivaizduojat, kartais net pats nevaldai, kai čia yra wow. Ir atrodo, tu nori suvaldyti, bet negali, nes kūnas tavo viską pasako. Toliau dar yra veiksmais ir elgesiu, galim sureaguoti, komunikuoti rašydami ir klausydami. Biblijoje labai yra fiksuojamas klausimas, nes aišku, turim dvi ausis ir vieną burną. Jokūbo laiškas 1 skyrius 19 sako taip. Kiekvienas žmogus te būna greitas klausyti, lėtas kalbėti, lėtas pykti. Greitas klausyti. Kuris čia mūsų greitas klausyti, aš tai tuoj noriu ten vyras, ką nors ant vaikų, aš tuoj jau pasakysiu, gynėjai ateina ten apginti, nieko negirdėjau, net ką pasakė, tonas nepatiko,
bet gal pasakė tą, ką reikia pasakyti. jo, taip čia ir būna grinai. Bet dar sako lėtas pykti. Tai kažkaip išgirstam, lėtas kalbėti, nu gerai, viskas, nieko nekalbu, kad tik nepasakyčiau. Bet greitas klausyti ir lėtas pykti. Ir reiškia, pyktis yra nuodėmė. Ar žinot, kad pyktis yra nuodėmė? Tikrai. Ne Dievo šventas pyktis, bet mūsų kūniškas pyktis yra nuodėmė. O ką ta nuodėmė daro? Jinai nuodėja mums gyvenimą, mes nelaimingi pasidarom. Sako, čia toksai labai dievobaimingas, taip noriu būti, labai noriu nedaryti nuodėmę, nes jinai mane nuodėja ta nuodėmė. Jinai nuodėja mano gyvenimą ir atima visą džiaugsmą. Arba suteikia netikrą džiaugsmą ten kažkiek 3 minutėm. Taigi, jeigu mes ateitume ir iš tiesų norėtumėm išgirsti, bet ne tik tai greitai atsakyti po to, kai jis pasakys, tai tada mes pamatytume žmogaus širdį. Mes pamatytume jo jausmus, jo skausmus, jo vidų, šiek tiek mums Dievas duotų, nes mesgi ateitume, kad išgirst, o ne kad atsakyt. Taigi labai svarbu, aš supratau, kiekvienoj situacijai, kiekvienam pokalbiui turėti pozityvę intenciją. Tai sako, sakykite tiesą meilę, o pozityvi tai yra meiliai. Jeigu aš nekenčiu, negaliu apie to žmogų ten prieiti prie jo, jų blogos mintis sukasi, tai koks bus tas pokalbis? Tai jeigu šitaip išgyvenu, einu ir sakau, Dieve gelbėk, atgailauju. Man neseniai pastorė Vilma tokius žodžius man taip kirto. Sako, jeigu tai jau tavo širdį, tam žmogui, tai čia yra labai blogai, sako, velnias suka istoriją. Jisai suka neapykantą. Tu turi atgailauti ir nusižeminti. Čia yra nekrikščionio kelias visiškai. Dieve gelbėk, aš nemėgstu, gelbėk mane, kaip aš tada galėsiu pozityviai bendrauti. Arba turėti kažkokį tai, nors šiek tiek meilės grūdelį, iš vis neišeis, nes iš emocijos bus tas vėl toksai priėjimas, nes reikia. Jo, reikia, bet pirmiausia pas Dievą. Dieve padėk ir kai jau jausi, kad ramiau, jau gali šiek tiek matyti Dievo akim, tada, eisiu dabar ir komunikuosiu savo dalykus, ką reikia pasakyti. Nes vienas iš svarbiausių šiame pasaulyje dalykų yra santykiai ir sunkiausių. Ar pritarsit, kad sunkiausia? Santykiai yra, kas bent 25 metus gyvena šiam pasauliu, jau patyrė tai, kad tai yra, anksčiau net nesusimašiau, kažkada lik Sonata seniai pasako, sunkiausias dalykas yra santykiai. Ir galvoju, tai tiesa, tikrai, čia, kaip mums vienas kito reikia. Nes iš tikrųjų tau blind spot būna, žinot, mes turim visus tas uždengtą, mes nematom, o kitas ateina, tada galvoju, ir aš kartais galvoju, kaip čia jis supranta, o aš tai ne. Tai dėl to ir kad mes vienas kitam reikalingi. Sako, Dievas, tu tik tiesiog nusižemink, brangioji, tau visko nereik suprasti. Yra aplinkui tave žmonės, kuriuos aš daviau. Bendruomenė, šeima. Taigi, turiu pavyzdėlių. Dar viena eilutė, paskutinė tokia trumputė ir turiu pavyzdėlių iš Biblijos labai gerų apie bendravimą ir santykius. 1 Korintiečiams 13:1. Sako taip. Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, būčiau kaip žvangantis varis arba skambantis simbolai, ten, čia pas mane kitaip, bet ten, žodžiu, būčiau tiesiog tuščias. Tai va dar prie to, kad jeigu ateinu ne iš meilės, o iš tokio kažko kito, tai tiesiog esu tuščias ir tam santykiai aš nieko neįdėsiu ir nieko ten nepakelsiu. Dar čia truputėlį, aš norėjau pravažiuoti, bet dar yra truputėlį dalykų. Taip, tai viską tą patį pasakiau, kad jeigu emocijos sukilę, neapykanta, kartėlis, milijonas neišsakytų skausmų ir nėra iš vis meilės, tai bus ne pokalbis, o destrukcija ir bus tragiškas dalykas įvyks, tragedija. Toksai psichologas Jordan Peterson sako taip. Konfliktas atidėtas yra konfliktas padaugintas. O konfliktas, jisai čia referina į tai, suka į tai, kad
Kažkoks sudėtingas pokalbis, kuris yra neįspręstas, kuriam reikia užbaigimo. Tai jeigu tu atidėsi ir krausi, tai ten bus tiek sukrauta. Man toksai vaizdas su savartynu. Tai visokios nuoskaudos, įsižeidimai, skausmai, tai iškilo toks didelis savartynas ir mes kartais ten net apsigyvenam jame. Arba vis užsukam pasiguost, kaip mums blogai, kaip mus įžeidė, kaip va tas žmogus toks, anoks, o aš nieko negaliu padaryti. Kas aš? O Dievas sako, o tu esi mano vaikas, galingas, apdovanotas ir palaimintas. Ir man tas labai pastaruoju metu prisimk atsakomybę. Ne pastorius turi visada prisimti atsakomybę, ne lyderiai visada tik prisimti ir jie, bet tu esi toks pats vertingas, toks pats sukurtas nuostabiai, kad prisimtum atsakomybę už kažkokius įvykius, už kažkokius jausmus, kuriuos išgyveni ir iš vis, kad santyki kurt. Nes, kaip bažnyčiai buvo, nežinau, su nieko nešnekėjau. Why? Tai bet tu ateini čia tam, kad santyki kurt. Mes ateinam čia, kad apie vienas kitą kažką sužinot, gal kažkaip pasitarnaut, paguost, apkabint. Mes esam čia dėl vienas kito, aišku, kad pirmiausia dėl viešpaties, bet sako, jisai didžiausias įsakymas yra mylėk Dievą ir paskui mylėk savo artimą ir vienas be kito net neegzistuoja tie dalykai. Gali būti žmonės ten užsidarę kažkur ir Dievą myli, bet čia iš vis nebibliška. Meilė yra praktiška visada. Taip, tai destrukcijos receptas labai aiškus, savartynę galima apsigyventi. Jo, ir velnias to labai nori, kad tam savartynę mes tokie the main subject būtume, sėdim ir svarbiausi. Tai ką velnias dažniausiai daro tradiciškai, nukreipia tavo akis nuo Dievo į tave. Aš asmeniškai manau, kad tai yra stabmeldystė. Nes tu pasidarai visatos centru, varguolių, vargšuolių, ten liūdesėlių, visokių. Ir velnio tikslas, jeigu tu tik į save susikoncentruosi, ten jisai padarys daug blogo. Nes viskas eis iš nešvarios, kietos širdies. O minkšta ir atgailaujanti širdis tik tai tokia patinka Dievui, nuolanki širdis, kurioje jisai kažką gali padaryti iš vis. Taip, tai dabar apie tos pavyzdėlius Biblijoje man čia tokie jie galingi iš tikrųjų. Taip. Pirmas pavyzdys – Juozapas ir jo broliai. Kas ten įvyko? Tai buvo nutylėta neapykanta. Rašto vieta yra pradžios 37 skyriui. Ir dar, 4 eilutė. Tik viena eilutė šitam pavyzdžiui. Jie negalėjo su juo kalbėti taikiai. Kaip taikliai čia pasakyta. Kodėl jie negalėjo su juo taikiai kalbėti su tavo meile, kur ateini ir sakai, aš pasakysiu tau, nes myliu tave, Dievas myli tave ir galim labai užstrigti iki to nedaeit, nes nutylėta neapykanta, jie jam pavydėjo, jie nekentė, nes jį mylėjo labiau. Tėvas mylėjo jį labiau. Tai Juozapo broliai nekalbėjo apie savo pavydą ir skausmą. Nieko, tarpusavį aišku burbuliavo, tai tikrai išsakytis jausmai kaupėsi ir virto smurtiniais veiksmais. Juozapas buvo parduotas į vergiją, o šeima buvo suardyta ilgiems metams. Kokia pamoka? Neišsakyti jausmai ir konfliktai dažnai virsta destruktyviais sprendimais. Toliau dar vienas – Dovydo šeima. Kas ten įvyko? Tylėjimas po neteisybės. Tai rašto vieta bus 2 Samuelio. Čia visi tie santykiai 2 Samuelio vyksta, kuriuos dabar skaitysiu keletą dar. Tai 2 Samuelio skyrių būtų fainai persiskaityt, kad kai grįšit. 2 Samuelio knyga, atsiprašau, neskyrių. 2 Samuelio. Taip, tai Dovydo šeima, tylėjimas po neteisybės. Ten įvyko taip, kad vienas iš brolių išprievartavo, karaliaus Dovydo sūnus išprievartavo Tamarą. Bet Dovydas nesėmė jokio aiškaus veiksmo ir neįvyko atviras pokalbis ar teisingumas. To pasekoje Abšalomas 2 metus tylėjo, o vėliau nužudė tą, kuris išprievartavo Amnoną. Tai išvada – tylėjimas po nuodėmės ir neteisybės leidžia blogiui augti ir sprogti. Dar vienas atvejis – Sauliaus ir Dovydo. Tai karalius Saulius
Paskui ateina Dovydas ir jį dabar jau Dievas pasirinko karalium. Ir kas įvyko Sauliaus širdį? Saulius išsigando Dovydo. Jis jo bijojo, bet apie tai atvirai niekada nekalbėjo. Pavydas ir baimė virto persekiojimu ir bandymu nužudyti. Kokia pamoka? Neįsakytos baimės ir pavydas griauna santykius ir veda į smurtą. Dar porą pavyzdžių. Tai Elis ir jo sūnus. Irgi dabar 1 Samuelio knygoje, čia 2-4 skyriai. Kas ten įvyko? Tai kunigas Elis žinojo apie savo sūnų nuodėmes, bet jų rimtai nedrausmino ir neįvyko aiškus pokalbis apie atsakomybę. Pasiekmės buvo tragiškos tiek šeimai, tiek visai tautai. Pamoka. Vengimas kalbėti tiesą sugriauna šeimą ir bendruomenę. Ir dar paskutinis pavyzdys, kaip Pilotas Naujam testamente, ką išgyveno ir kaip pasielgė. Pilotas suprato, kad Jėzus nekaltas, tačiau viešai ir drąsiai nepasakė tiesos. Jis pasirinko tylą ir kompromisą, kuris turėjo istorinės pasiekmes. Taigi pamoka, tylėjimas tiesos akivaizdoje taip pat yra sprendimas su pasiekmėmis. Ir išvados tokios. Atviras barimas geresnis už paslėptą meilę, sako Paterlių 27.5. Tai mes mylim tyliai. Ir jinai nieko neduoda tą meilę iš vis. Ir taip pat Efeziečiams 4.25 išvada dar viena, kalbėkite tiesą kiekvienas su savo artimu. Tai taip, kliūtis gali būti, kad mes bijom, kad nemokam kalbėti, bet iš tikrųjų visi nemokam kalbėti, kol nepradedam mokintis kalbėti. Tai turim šioje vietoje būti gailestingi savo ir kitam. Tas kitas nėra jau ištobulintas iki 100 ir tu nesi. Ir jeigu jisai kažką ne taip ar pasakė, būk jam gailestingas, jis toks pats yra procese kaip ir tu. Ir savo būk gailestingas, jeigu atei ir sakai, kaip aš nusišnekėjau, kiek mums tai būna, ne? Bet juk tu nesi professional, tu nesi kažkoks, nežinau, kalbų meistras, ten jau, žinai, 50 metų sakantis kalbas ir aiškinantis santykius nesi. Tai tiesiog mokaisi, būk sau gailestingas, būkim. Ir prisimkim atsakomybę, labai svarbu prisimti atsakomybę. Vat yra santykis, tai esi tu irgi jame. Va, pavyzdžiui, mes čia visi turim santykį. Su kiekvienu aš turiu santykį ir jūs kiekvienas su manim, kurios pažįstu. Tai tas santykis yra ne taip, kad, Robertas su manim ten. Tai tu daryk tai, ko tau nepadarė. Tai tu būk tas. Ir yra taip faina, kaip mes einam iš tos, žinot, iš to confidence, aš supratau pastaruoju metu, kad confidence irgi yra the key. Tikrai, bet ne tas toksai, žinai, confidence, kad, koks aš čia nuostabus, iš savęs toks, žinai, jau, ne šitas confidence, kur tu aroganciją demonstruoji, bet tas, kad Dievas pasakė, koks aš esu. Man nuolatos pastorė tai kartoja, nes aš ateinu, žinai, verkti vėl. Aš tokia bloga. Ten. Vilma sako, tu turi sustoti dabar, nes tai, ką Dievas pasakė, yra tiesa, ne tai, ką tu sakai. Tai va šitas confidence, kur sako Dievas, tu esi. Nes aš tai pasakiau, nes aš tave iš viso tai sukūriau. Tai ką tu čia žinai tada? Tu esi. Ir va su tokiu nuolankiu, kaip čia dabar, nuolankus pasitikėjimas. Tai aišku, kad pirma Dievu, bet tu pasitikė, kad tavyje yra ta jėga. Kaip ir kalbam, tavyje yra ta jėga, nes jis ją ten įdėjo. Nuolankus pasitikėjimas. Wow. Jisai yra galingas tikrai ir prisimkim atsakomybę, kad mumise tai yra. Aš nesakau, kad lengva, tikrai, nesupraskime neteisingai, man tai yra sunkiausias irgi dalykas. Vienas iš sunkiausių, Dieve, aš tokia esu nevykėlė, va taip man noris jam sakyti. Ir tada supranti, ir vėl prie tos pačios, žinai, stotelės, ir vėl prie tos pačios stotelės. Kiek tu prie tos stotelės ten stovės, tik jau reikia eiti, kiek galima, jau viskas užtenka, jau 40+, kiek dar stovėsi, viskas užtenka. Ir taip kartuot savo, viskas Dieve, aš suprantu, užtenka. Tu man tai davei, atsakomybę aš prisiemu, nes tu mane įgalinai. Ir aš išmoksiu kalbėti. Ir maldoj pas tave ateisiu, sakysiu, Dieve, padėk, man taip sunku.
ir būtinai melsiuos, nes šitas pokalbis visus kitus pokalbius įtakoja. Tas rytinis ateimas pas viešpatį pokalbis, jisai tikrai duos tau jėgos ir man. Ir nesirinkmin lengvesnio kelio. Lengvesnis kelias tai, nebendrausiu su ta, nenoriu jinai mane. Ir su tuo nekalbėsiu, kažkaip pokalbis sunkiai. Challenge yourself, taip, galbūt sunkiai, bet pavyzdžiui, man sunkiai su mano menedžeriu, tiek jis mane erzina, ar kažkam yra. Taip, žmonės, jisai yra materialistas, leftistas. Ir man, čia yra blogiausias derinys. Ir aš galvoju, aš nenoriu nei matyti tavęs, nei sakyti kažką tau. Nes jis kaip pradeda šnekėti, tai man atrodo, aš visą laiką sakyti noriu, ne. Žinai, tada aš sėdžiu, taip tyliu, jau susikaupiu, supranti. Bet yra vietų, kur aš turiu įstotis ten kažką. Paskutinį kartą man pakomentavo, galvoju, tu palauk, dabar aš pasakysiu, kad negali tu taip daryti. Ir tada ten kažkaip viskas greitai pasikeitė ir aš supratau, kad aš būčiau jam tai pasakius, tai nemeiliai tikrai. Nes aš esu tokia tiesmuka, galvoju, tu palauk dabar, žinai, jau tu peržengi ribą. Turim tas ribas turėti tikrai, bet pokalbis, jisai neturi būti iš emocijos, tu dabar aš tave, žinai. Turim visi tokių žmonių, kur norėtume, taip žinai. Tai ir nelaikykime tyloj pykčio, kartėlio, neapykantos, nuoskaudų. O tikrai, nes tai yra velnio mėgstamiausios vietelės, kurisai mus susitinka, tikrai. Tai šiandieną tiesiog norėjau paraginti apie tą bendravimą, komunikaciją, kad mes nevengtume, kad mes žiūrėtume, kad Biblijoje buvo daug tragedijų, mūsų gyvenime buvo daug tragedijų, kaip mes nesikalbėjom. Ir tikrai nežiūrėkime save, žiūrėkime visagalį Dievą, kuris iš jo plaukia visą meilę, iš jo plaukia visas gerumas. Ir žinai, kai tu taip nusižeminsi, ateisi pas tą žmogų ir galbūt tau reikės pasakyti, žinok, taip ilgą laiką tiesiog tavęs vengiau, nenorėjau dėl kažko tai. Kaip atsilaisvintas atmosfera, kaip atsilaisvins jūsų santykis, tikrai tai bus, nes Dievas yra nuolankume visada, kai mes ateinam, nusižeminam, atsiprašom, pavyzdžiui, nes nėra vienas visada blogas, o tu visada geras, čia tokio santykio veik nėra, visada yra du, vėl ir vėl ir vėl ir vėl, prisiminkim tai, mano gera reakcija gali jo širdį pakeisti, švelnus žodis. Tai ačiū Dievui. Ačiū, kad šiandien prisijungiai ir žiūrėjai pamokslą. Dėkojame visiems, kurie palaikote mus maldomis ir paremėte finansiškai. Jeigu norite prisidėti aukomis, tai galite padaryti lithuanianchurch.org /paremk.